yra didžioji mano galva bėda, tai yra tai, kad verslumas aplamai, tai yra mums dar mislė, kas tai yra. Kai užduodi mokykloje, klasėje klausimą, kas yra pridėtinė vertė, kaip jinai atsiranda, nei mokytojas, nei to labiau vaikai negali paaiškinti iš vis, kas tai yra, iš kur jinai yra. Čia geriausiai dabar pajaukausiu man paaiškinimą Vytautas Landsbergis profesorius darė, sakė, pridėtinė vertė yra įpakavimas, kai supakuoji prekę, tada atsiranda pridėtinė vertė. Iš esmės, truputėlį juokaudamas, noriu parodyti, kad didžioji bėda mūsų yra, kad mes dar per 26 metus neišugdėme instinkto rinkos ekonomikos vaikuose. Ir visų pirma, mes juos dar ir dabar nemokinam apie tai, apie ką mes čia kalbam. Kur didžioji bėda yra tai, kad mes net sukurdami ką nors gero, ką universitetas gebėtų, nesugebam parduoti to. Čia yra klausimas. Man yra kaip palyginimų, kada aiškiau būtų apie ką aš šneku, man tinka pačio terminas Aurelijau apie muziką. Aš esu muzikos ir teatro akademijos tarybos pirmininkas, kaip bebūtų juokinga. Ir kur aš matau, kur aš matau bėdą. Bet ta bėda, kuri labai iliustruoja Lietuvos visą paveikslą. Mes turim puikių muzikų, puikių atlikėjų iš tikrųjų, dainininkų, artistų įvairių. Mes neturim kas juos parduoda. Nes netgi muzikos ir teatro akademijai prodiuserių ir impresarijų ir nėra dėstytojų net. Kas galėtų tą dėstyti? Tai kai mes kalbame apie tai, kaip parduoti talentą, arba parduoti jo, reiškia, gebėjimus kažkam, kas iš tikrųjų turi didžiulę vertę. Lietuvoje vieną gerai pažįstu, kuris tą sugeba puikiai daryti ir visą verslą daro. Ne. Reiškia, yra vienintelis prodiuseris, kuris yra iš tikrųjų didžiausia to žodžio prasme profesionalas, tai yra Kėvišas, kuris sugeba paimti chorą iš Rusijos, orkestrą iš Londono ir daryti koncertus Pekine, Tokijui ir taip toliau. Ir sugeba tą padaryti ir kurti pridėtinę vertę. Tai vat, kur mano galva yra šaknis, kad mes dar vaikam negalim paaiškinti, kad tavo vertė atsiskleidžia per pridėtinės vertės kūrimą kažkam. Ir tai yra ne tik pinigais matuojamas dalykas. Tai gali būti matuojamas gera emocija, gera nuotaika, gali. Tai nėra. Ir kada aš visai nesenai Kaune su profesoriais diskutavau, tai profesoriai lygiai taip pat man pasakė, tai aš ir nenoriu, kad mano vaikas, sako, suprastų pridėtinę vertę. O sakau, ką jis nori, kad suprastų grožį, gamtą, viskas ok. Bet jeigu jis nuo pat pradžių, nuo pirmų dienų, nuo mokyklos nėra, reiškia, ugdomas kaip žmogus, kuris atsiskleidžia, kurdamas pridėtinę vertę kitam, nebūtinai pinigais matuojama. Tai mes užtat ir turim tokią sudėtingą situaciją.